Sveiki, mėly žiūrovai ir klausytojai. Eurostepo kanale pirmasis Basket Promo podcastas šiame sezone, kuris šį kartą nuo pradžios iki galo bus skirtas moterų krepšiniui. Pagrinde daugiau kaip prieš mėnesį prasidėjusiai Smartway moterų Lietuvos krepšinio lygai ir Betsafe Baltijos moterų lygai. Ir be jokios abejonės Lietuvos moterų krepšinio rinktinės fantastiškam pasirodymui pirmojo atrankos lango į 2025 m. Europos krepšinio čempionatą. Todėl nieko keisto, kad mūsų svečias šią progą, nors gal ne svečias, o kartu su manimi, geriausias ir sėkmingiausias pirmojo mėnesio moterų lygos treneris, Klaipėdos LCC vyriausias treneris ir Lietuvos rinktinės treneris Vilius Stanišauskas. Sveikas, Viliau. Sveiki, labas. Ar teisingai pristačiau? Nes tas geriausias ir sėkmingiausias, žinai, toks žodžių žaismas, bet aš varnelę ties abiem uždėčiau, nes rezultatai rodo. Tai, nežinau, nepatinka man tie visi epitetai gražus, man, nežinau, sezono tik pradžia, norisi, kad tai būtų kalbama po sezono gal labiau, jeigu kalbam apie mano komandą ir apie Baltijos ir moterų lygą. Po sezono aš tikiu, kad turėsim ir dar didesnių įspūdžių pasidalinimo. Pradėkim gal nuo rinktinės reikalų, kas žiūrovam, manau, bus ir įdomiausia, nes karšta, šviežia ir saldu prisiminti, kas įvyko ką tik. Aš iškart gal bendrai paklausiu, aš žinau, kad nemėgsti tos pompastikos, to perdėto gyrimo, nes neretai krepšinėje tai gali suveikti kaip papildomas spaudimas žaidėjams, ar ne? Ar komandai. Bet vis tik paklausiu taip, ką mūsų šaliai reiškia atranką pradėti taip, kaip Lietuvos moterų rinktinė kartu su tami pradėjo? Tai reiškia tikrai labai daug, žinot, tos 2 pergalės nuteikia tam, kad tu į kitą langą atvažiuoji jau kovoti dėl Europos čempionato ir nevažiuoji jau turėdamas vieną pralošimą ir galvodamas, blemba, kaip bus sudėtinga, turbūt čia reikia dabar jau niekam nebepralošti, viską laimėti, kad patektum, jau tų minčių visokiausių atsiranda, o dabar tu žinai, kad tu esi grupiai pirmoji vietoj, kad tu važiuoji į antrą langą turėdamas 2 pergalės iš 2 ir kad kovoji dėl Europos čempionato. Tai čia, manau, tas yra svarbiausia. Čia turbūt ta emocinė ir psichologinė būsena dar didesnis efektas negu pati turnyrinė lentelė, ką mes patys matom. Taip, mes ir su merginom po to antrų rungtynių kalbėjom, kad čia ir yra tas didžiausias faktorius, dabar ir motyvacija visai kita ir su visai kitom nuotaikom atvažiuosi tą kitą langą. Gaila, kad tas langas bus tik tai kitą lapkritį, labai ilgai reikės laukti, dabar ta emocija tikrai gera, bet yra kaip yra, tokios FIBA taisyklės, lauksim ir tikėsimės geriausia. Gerai, mes pradėkim nuo pradžių tada apie šitą langą, truputį pašnekėkim, pasidalinkim tais įspūdžiais. Pirma pergalė prieš Azerbaidžaną, netrodytų, kad iš pažiūros sunkios rungtynės buvo, ar vis tik aš klystu, ar pradžioj rungtynių buvo kitaip? Tie pirmi 2 kėliniai tokie netrodė labai paprasti, kažkiek žinojom tą Azerbaidžano komandą, bet iš tikrųjų tai buvo toks sunkus įėjimas į aikštelę, kai atrodo, žinai prieš ką žaidži, bet kaip ir nežinai. Turėjom video apie žaidėjas, bet ką jos žaidžia ir kaip žaidžia, nieko nežinojom. Žinot, tas toksai, vis tiek, kai tu eini į rungtynės pasiruošęs, žinai prieš ką žaisi ir ką žaidžia, yra daug lengviau, o ne rungtynių metu priiminėti tos tam tikrus taktinius sprendimus ir tom pačiom žaidėjom nėra lengva. Bet gerai, iš tikrųjų, kad tos rungtynės buvo pirmos gal su Azerbaidžanu, kažkiek ir susižaidėm, susilipdėm, tas rezultatas yra koks yra, nemanau, kad ten reikėjo ir daugiau laimėti, laimėjom kiek laimėjom, reikia, čia žinot, dabar Belgės antras tas rungtynės su Azerbaidžanu suvalgė, kaip visi rašė ir kalbėjo, kad tai buvo padaryta iš pykčio pralošus Lenkiam, bet manau, kad Belgės jau skaičiuoja taškų skirtumą ir čia bus taip, kad skaičiuosis jau visų 4 komandų rezultatai, jeigu turės po lygiai pergalių ir pralaimėjimų komandos. Pernai buvo kitaip, nes kitose grupėse po 3 komandas buvo, tai šiemet ir taip susiklostė, kad jau Belgės pradėjo žiūrėti į ateitį. Tai o mes žiūrim savo tikslų, mes turim 2 pergalės dabar ir esam geroj padėti. Aš manau, mes dabar galim sau leisti žiūrėti tik į save ir pradėti nuo savęs, ne? Paskui darytis į kitus. O tos užduotis, Viliau, ar
ruošėte specialiai Azerbaidžianui, ar buvo labiau rungtynės pasiruošti Lenkijai? Nu, dabar jau galim atvirai kalbėti, nes jau po visko jau. Ja. Ne, tai mes ruošiamės tiesiog atrankai, ruošiamės 2 rungtynėm, tai vyr treneris sudėliojęs planą, turi savo taktiką gynyboje, savo taktiką puolime, tom 2 rungtynėm ruošiamės, nesiruošiam atskirai nuo pat pradžių Azerbaidžianui ar Lenkijai. Viskas palaipsniui gausi. Kiek žaidėjų sveikatos būklės ar traumos keitė tą pasiruošimo procesą? Nes Gintarės ten aiškiai buvo fizinė būklė, ar ne ten ir Justinos. Gintariai, kas ten apsinuodijimas ar virusas? Kas ten, ar neaišku, kas buvo? Ten gal ir tas susidėjo ir blogai jautėsi ir temperatūra sukilo, bet Gintarė, kaip ir vyr treneris sakė, yra karys, nesijautė jin tikrai geriausios formos ir tose pirmose rungtynėse, bet kaip tikra komandos kapitonė ėjo, komandai padėjo, užvedinėjo komandą, čia taip ir turi elgtis tikras komandos kapitonas. Buvo ten ir mikrotraumelių ir jūs Miknaitė negalėjo prisijungti, kažkiek bandė, galvojo, gal pavyks grįžti, bet Čiurna turėjo išsisukusią paskutinėse Europos taurės rungtynėse žaisdama Kibirkšties komandoje. Buvo ir kitų žaidėjų, kurios, nežinau, ar čia prisideda tas, kad grįžo iš kitų šalių, kur gal šilčiau vyra, visokių gerklių paskaudėjimai ir virusiukai, čiaudimai, kosimai, tokie blogų pasijautimų. Laura Juškaitė praleido vieną treniruotę, nes blogai pasijautė, tai tokių susidėjo dalykų. Bet čia normalu yra, aš jau žinau, kaip būna ir jaunimo rinktinėse, ir prieš tai languose, kad tokių dalykų atsitinka, bet tu turi rasti išeičių. Apie Lauros Juškaitės kovingumą čia man vyriausias treneris Rimantas Grigas buvo prieš patį langą, kai klausiau sveikatos būklės, irgi sakęs, kad turi problemų, negali pilnai įsivažiuoti, bet aš ją turiu stabdyti, nes jie tai nekreipia dėmesio, vis tiek save pilnai atiduoda tiesiog. Tai tas kovotojos charakteris tiesiog turbūt ir Taip, sakau, ne pas vieną Laurą, čia pas daugumą žaidėjų taip yra, ypač kai atvažiuoja ir tu žaidži už Lietuvą. Tiek kiekviena žaidėja, tiek treneriai norim atiduoti, kiek galim daugiau tam reikalui ir visi atvažiuojam dėl vieno tikslo, tai čia normalu. Man asmeniškai, prisipažinsiu, labai patiko kai kurių žaidėjų, kurių kasdien nematai pasirodymas. Nes jos tiesiog rungtyniauja užsienį. Jeigu tu moterų lygą Lietuvoje vis tiek turi galimybę visas rungtynės pažiūrėti, tai yra šiek tiek sudėtingiau visas pažiūrėti rungtyniaujančius užsienyje. Ir Laura Miškinienė, Eglė Šventoraitė, Miškinienės kovingumas iš tikrųjų, aš noriu žiūrovam kartu parodyti vieną epizodą ir mes paskui kartu aptarsim, bet aš įsivaizduoju, kad gali atspėti, apie ką mes kalbėsim, tai trumpai ekraną, gerai, 10 sekundžių. Tai ginasi baudos aikštelė, tai jums leidžia dažnai apsiginti, čia Lietuvos taip pat atsako fiziškumu, Sinickaitė, tai yra pirmieji jos taškai atstovaujant Lietuvos rinktinei. Juškaitės Nikola Jokičiaus perdavimas tempu krepšiu per nugarą, prakiša kamuolį ir minutės pertraukėlė. Čia varžovės buvo atsikovojusios kamuolį, Miškinienė neturėjo jokių šansų, bet iš nugaros pribėgo, čiupo kamuolį, perėmė ir jį atidavė. Tokie momentai žavi iš tikrųjų. Atsimeni tą epizodą tiesiog? Atsimenu, aišku, ir atrodo, čia turėtų visą salę ploja už tą gražų perdavimą Lauros Juškaitės ir už tos 2 taškus, bet pagrindinį darbą čia padarė Laura Miškinienė. Taip. Tokie dalykai puošia krepšinį ir puošia kiekvieną žaidėją, kiekvienas treneris vertina tą. Tai ir, sakau, mes žaisdami už Lietuvą, kiekviena žaidėja turi atiduoti daugiau negu 100% savęs ir va tokie 50-50 kamuoliai visi turi būti mūsų, jeigu mes norim būti Europos čempionate. Čia geriausias pavyzdys. Eglė Šventoraitė, ypatingai tikrai jautėsi, kad Gintariai dar sunku, turbūt fiziškai po tų ligų visų ir poreikio gal tokio nebuvo jos ilgai laikyti aikštėje, bet Eglė labai neblogai su Azerbaidžianu įsijautė. Ar planas ir buvo toks, kad tiesiog Gintarį pataupyti ir kitom žaidėjom remtis, ar vis tik kaip treneriai jūs remiatės, žiūrėdami, kas tą dieną geriau įsijungia į žaidybinį ritmą? Tai čia pagal situaciją būna, jeigu tu žaidži rungtynės, Lietuvos moterų rinktinė nežaidžia daug tokių rungtynių, kai gali leisti kažkam pailsėti, išleisti ten jaunesnės žaidėjas. Čia tokia situacija buvo, aišku, ir Gintarė nebuvo geriausios savo formos ir rezultatas leido tai padaryti, bet
kalbant apie Eglę Šventoraitę, tai ją irgi reikia pagirti, įėjo, padarė savo darbą tikrai gerai, rungtynėse su Lenkijom, jin žaidė mažiau, bet patyrusi žaidėja nuo suolo puikiai palaikė visą komandą, nežiūrėjo į tai, kad mažiau žaidžia, nėra nei pas vieną žaidėją jokio susireikšminimo, mažiau ar daugiau žaidi, tu žaidi dėl pergalės už Lietuvą, viena kitą palaiko jos ir čia yra tie svarbiausi dalykai. Galėčiau kiekvieną atskirai pagirti. Tai mes pagirkim dar apie Giedrę Labuckienę, kurią visi ir taip gyrė turbūt su Azerbaidžanu lyderė visom prasmėm. Man žinai, Viliau, Giedrė žaidimas 1-1 nugarai krepšį ir paskui tas metimas šiek tiek atšokus, čia yra kažkas wow moterų krepšinėje. Čia yra moterų krepšinio žavesys ir saldainis. Ar daug yra žaidėjų, kurias treniruoja ir kurios gali taip, žaisdamos nugarą, atšokdamos atakuoti krepšį. Nes turbūt, jeigu lieptum, tai išmesti galėtų bet kas, ar ne? Bet pataikyti, kokybiškai išmesti. Tai atidirbinėja turbūt gal ne kiekvieną, bet per treniruotės, kai meta savo metimus, bet Giedrė iš vis mes vertinam, kad jį gali per 2 pozicijas žaisti, gintis gali tiek prieš gynėjas, tiek prieš 5, tiek prieš 4 numerį, labai universali žaidėja. Prieš Azerbaidžaną ir puolime puikiai sužaidė, ypač pradžioj rungtynių, gal kol prisitaikėm prie tų rungtynių su Azerbaidžanu, jį tikrai tempė mumis į priekį. Dar grįšiu prie to paties, tas metimas, pasakykime, atšokęs, kas yra Giedrės irgi, sakykime, ką jį moka puikiai. Čia turbūt ir kūną fiziškai reikia puikiai valdyti, ir kojos turi būti tvirtos, ar ne? Nes, bet kam tikrai tas neišeina. Čia viskas susideda, ir kūnas, ir kojos, ir rankos, ir vis tiek tu turi jausti, kaip tu išmesti tą kamuolį. Dažniausiai per rungtynės tu išmeti dar ir kontaktą gavęs, tai čia jau meistriškumas. Vienas epizodas dar buvo labai daug ginčų sukėlęs ir socialinėje erdvėje, ir dalinosi daug kas. Jokios pražangos prieš Gintarę Petronytę. Aš noriu parodyti kartu ir žiūrovams, ir mes irgi aptarsim, bet aš nebejoju, kad irgi turbūt žinosi, kurį epizodą žiūrėsim, bet pažiūrim irgi 10 sekundžių ekranus. Po krepšiu tai yra ta pati Laura Juškaitė, kuri padarė įspūdį pirmajame kėlinyje, tą patį daro dabar, nes čia pražangos nėra. Čia net ne pražanga, čia nesportinė pražanga. Aš kalbu. Gintarė ir ją tiesiog už rankos teisė žaidėja. Ar šitą epizodą užfiksavot nuo atsarginių žaidėjų Solelio? Užfiksavom, aišku, ir teisėjų prašym, kad skirtų tą pražangą, bet rungtynės toliau vyko, jau pavėluotas momentas, paskui teisėjas pasakė, kad praleido tą momentą, turėjo būti nesportinė bauda. Bet gal ne tiek šitas epizodas man įstrigo epizodas rungtynėse Lenkijoje, kai Laura Juškaitė panašiai perėmė kamuolį ir ten, mano manimu, irgi buvo nesportinė pražanga. Nieko nebuvo sušilta ir praradom kamuolį, jos perėmė kamuolį. Kai ten rungtynės lygios ir tu laimi po pratęsimo keliais taškais, tai tokie momentai labai svarbus. Šitą tokį su Azerbaidžanu gal praleidom, bet man labiau užstrigo su Lenkiam. O sakyk, kodėl teisėjai kartais nesušvilpia pražangų tokiose situacijose? Kas yra? Ar nenoras stabdyti greitą ataką? Nes žinai, kaip futbole būna, kada būna pražanga prieš, sakykime, jau pabėgusi žaidėją, bet jei tas žaidėjas nenukrenta, jisai bėga toliau, jam teisėjai dažniausiai leidžia pabaigti tą ataką ir pabandyti įmušti įvartį. O čia kas yra? Čia, manau, irgi labai panašiai traktuoja tai, kad tu įgavęs esi pranašumą, veržiesi jau ir gal tą momentą praleidžia, galvoja, žaidėjas suvaldys tą kamuolį ar atiduos perdavimą į priekį, bus lengvi taškai, nes užšilpė jau pavėlavus irgi jau klaidos taisyti nebegali. Tai taip ir gaunasi, kad teisėjas padaro klaidą. Bet gerai, visi mes klystam, treneriai, žaidėjai, teisėjai, tai normalu, tik kartais labai skaudžiai gali komandai tai kainuoti. Gerai, nusikelkime į Katovicus. Prieš Lenkiją akivaizdu, kad kitokios kovos ir tikėjotės ir jūs, ir visi žiūrovai. Jau tada žinojot, kad Lenkijas įveikė Belgijas išvykoje Europos čempionės. Kokie buvo pirminiai pasvarstymai po šios žinios? Ar kad Belgijas galbūt gerai nesužaidė, ar Lenkija sužaidė labai gerai? Aš gal tiesiai šviesiai paklausiu, ar ta Lenkių pergalė neišgąsdino, kad tuoj čia Lenkijas taps grupės siautuliu ir visus čia ant menčių dabar C grupiai? Ne, iš tikrųjų, jei atvirai tai neišgąsdino visiškai, nes žiūrėjom tas rungtynės ir matėm, kad Belgijas tu tikrai prastai žaidė tas rungtynės tiek puolime, tiek gynyboje. Lenkijas tas rungtynės laimėjo, bet irgi
mesdamos baudas blogų procentų, tikrai matėm, kur galim ir gynyboje, kur jų klaidos, kur galim atakuoti. Puolime, ką žaidžiat, mums tikrai neblogai pavyko išanalizuoti ir pristabdyti jų tas stipriasias vietas. Taip kad tikrai neišgąsdino ir važiavom žaisti dėl pergalės, negalvodami apie tai, kad jos laimėjo prieš Europos čempionės ir kad mes čia neturim šansų. Tikrai to nebuvo. Rungtynių pati pradžia ir Stefani Mavunga siautimas buvo. Jos iš pradžių nepavyko sustabdyti, ten 14 taškų persvarą Lenkės įgijo antram kėlinuke. Bet ką pakeitė tada? Nes Gintarės antras išėjimas buvo kaip diena ir naktis. Gintarė jau ir pati taškus pradėjo rinkti ir Mavunga taip nebesiutė. Apynasris. Kas įvyko tada? Ką jūs pakeitėte? Pagrindinis akcentas buvo tai, kad šiek tiek rizikuoti ties metimų jos, duoti jai, ne tai, kad duoti, bet gal kažkiek rizikuoti su jais tolimais metimais, ką jin padarė, pataikė tos kelis pirmus metimus, o toliau, kodėl jį jų nebepataikė ir tos taškus iš po krepšį pelnė, nes mes nemažai iš tikrųjų zoną gynėmės. Ir prieš zoną jį žaidė ne prieš Gintarę, o prieš mūsų perimetro žaidėjas, į tų metimų nebegalėjo išsimesti ir gal tas kažkiek pristabdė. Trečias kėlinys ir atsiriša tritaškiai ir visa Lietuva iš naujo įsimyli Gabrielę Šulskę. Kiek jos tas užtikrintumas įžiebė psichologinės tvirtybės komandai. Rezultatą mes matėme, bet kiek psichologinės tvirtybės, kada esi viduje, nuo atsarginių žaidėjų. Aš vėl klausiu apie psichologiją. Tai pirmas dalykas, tai kad mes tikrai ir po pirmo ir po antro kėlinio jautėm, kad mes galim su jom žaisti ir kad tikrai galim laimėti. Ir treneris Rubiniai tą patį pasakė, kad tas -10 čia yra nieko, keli taiklus metimai, keli geri epizodai gynybai ir mes vėl grįžtam į rungtynės. Gabrielės įėjimas ir tie tritaškiai, manau, tiek pačiai jai, tiek visai komandai atrišo dar didesnį pasitikėjimą savim. Tikrai gerai gynėmės trečią kėlinį, kažkiek rizikuodami ties jų tais metimais, bet matėm, kad jos jau antram kėlinį kažkiek strigo, nebepataikė jų. Priėmėm tokį sprendimą gintis zoną, tas tikrai pasiteisino. Aišku, trečiam kėlinį buvo momentas, kai jos pristaikė jau šiek tiek prie to, įmetė kelis tritaškius, tada mes grįžom prie asmeninės gynybos, bet grįžtant prie Gabrielės ir tų tritaškių, tai tas ir buvo mūsų turbūt grįžimas į rungtynės ir jį davė pasitikėjimo visai komandai. Nuo tų gerų momentų ir gynyba daug geresnė paliko. Tu tada jauti tą azartą, tą didelį norą, tu nesi minusė 10 ar 15 taškų, tu esi lygiam rezultate, tu gali laimėti ir tas tikrai daug duoda. Man dar krito į akis toks statistinis rodiklis iš tų rungtynių. Naudingiausiai Lenkių gretose žaidė Nemojevska, Julija Nemojevska ir surinko 9 naudingumo balus, kada pas mus Gintarė Petronytė 34. Apskritai mačiau ten mūsų žaidėjos 3 buvo surinkusios dviženklį naudingumo balų skaičių, Lenkių nei vienos. Nors rungtynių rezultatas apylygus. Kas tą rezultatą jūsų trenerių akim laikė apylygų? Lenkų atkovoti kamuoliai? Ar ką matėt patys? Tai čia ir yra ta visa zoninės gynybos gal pasiekmė, kai tu gynėsi zoną, sunkiau daug atsitverti tą žaidėjas ir jos susirinko nemažai tų kamuolių, bet iš kitos pusės tai dar kartą pakartosiu, kad mums tai pasiteisino, o kodėl mes gal buvom efektyvesnė komanda, nes mes taikliau metėm, jos prametė labai daug tritaškių metimų, kas numušė jų iš karto tą bendrą efektyvumą. Kažkiek jos pasitaisė su atkovotais kamuoliais ir klaidų jos irgi nemažai padarė. Taip kad gal tokie būtų faktoriai. Man viena Rimanto Grigo dar frazė po atrankos lango įstrigo, kai paprasta, bet labai teisinga. Be to, kad smagu laimėti, dabar metus laiko būsime pirmoje grupės vietoje. Tai ko per metus reikia, kad kitais metais grįžę į atranką ir su Belgijomis sukovotumėm lygiai taip pat, kaip sukovojom dabar su Lenkija? Tai aš net neabejoju, kad mes ir sukovosim per metus laiko mūsų tos ir jaunosios žaidėjos, kurios jau dabar žaidė nemažai. Taip. Dar kažkiek pridės kiekviena prie savo tobulėjimo, jos atvažiuos dar geresnės į rinktinę, tos mūsų jau vadinamos
gal ne veteranės, bet patyrusios žaidėjos. Irgi svarbu, kad išlaikytų, kad neturėtų jokių traumų, kad visos sveikos būtų. Tai net nebejoju, gal prisijungs, labai tikiuosi, kad ir Justė bus sveika, ta pati Kamilė. Monika. Taip, Monika, tai mes tikrai turim tų žaidėjų ir aš net nebejoju, kad mes duosim kovą ir kad mes būsime Europos čempionate. Nekantriai lauksim kitų metų. O dabar gal keliaukim prie moterų lygos reikalų. Tai Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas, bendras šio sezono rezultatas 10-0. Aš nežinau, kokiai sporto šakai sutapatinti tokius skaičius, bet į kokius rekordus čia kėsinatės? Aš, kaip sakiau, vakar grįžau iš Lenkijos ir treniruotę. Važiavau tiesiai, galim sakyti. Ir panom pasakiau, kad pabaigėm pirmą sezono dalį, suskirčiau taip viską į tokias 3 dalis. Baigėm pirmą sezono dalį, ta pirma dalis buvo iki moterų lango, dabar turim antrą dalį iki Kalėdų ir Naujų metų. Ir tada prasidės pati svarbiausia dalis, trečioji, kur jau ir karalienės taurė, ir play-offai. Taip pasakiau, kad neturim sureikšminti to dalyko, kad mes čia esam laimėję, neturim jaustis labai jau čia tokie šustri, turim būti paprasti, mes vis dar esam tam kelyje, kur tobulėjam, kur mokinamės ir neturim dabar žaisti geriausiai to krepšinį, reikia geriausiai tą krepšinį žaisti pavasarį. Tai va, tokios buvo mintis, tai sakau, aišku, smagu, kai tu turi 10-0, tikiuosi turėsim po šios savaitės ir 12-0, turim 2 rungtynės šią savaitę, o kai bus, pažiūrėsim. Nebus taip, kad turbūt baigsim be pralaimėjimų, nors labai turbūt norėtųsi, bet tokių momentų, kažin ar būna ir kažkada ir mums gal tas nutiks, svarbiausia, kai mes į tai sureaguosim ir kaip judėsim toliau. Pradėkim šiek tiek nuo pradžių, kas man įdomu dėl LCC, kadangi dabar jau temą tą palėtėm. 4 metai paties LCC, taip, ir aš noriu, kad prisimintum ir papasakotum, kaip viskas atrodė prieš tuos 4 metus, kada atvykai. Tai vienoj pusėje, sakykime, pati idėja ir mintis, o kitoj pusėje galimybės tuo metu, nes ir žiūrovam tikrai bus įdomu, nes jie mato vaizdą dabar, bet aš žinau, kad prieš 4 metus reikėjo pradėti nuo to, ką dabar pats gali papasakoti. Man tie prisiminimai nelabai gal kokie, bet reikia vis tiek prisiminti ir papasakoti. Tai pirmas dalykas, tai viską pradėjom su komandos vadovu, kuris ir dabar labai didelį darbą dirba ir nuo pat pirmų metų, tai yra Marius Tamolis. Su juo mes kartu ir buvo sunki tikrai labai pradžia, kai pradėjom galvoti, kad reikia moterų komandą kurti, kai pradėjom galvoti, kaip čia ką daryti ir ar būti tais tokiais avantūristais ir tiesiai į moterų lygą šokti ar pabandyti B divizionę žaisti, bet kažkaip pagalvojom, reikia eiti į moterų lygą. Rezultatai tikrai skaudus buvo ir sunkių momentų buvo. Žaidėjos buvo jaunimas, kelios studentės, moksleivės iš Knačiaus krepšinio mokyklos, tai pradžia buvo sunki, bet po biškį, tie pirmi keli metai buvo sunkesni. Po biškį įsivažiavom, po biškį atsirado gal daugiau tų resursų, tai yra rėmėjų. Miesto savivaldybė prisidėjo, po biškį galėjom kurti tą geresnę komandą, kaip sakant. Visų pirma, norėjom pradėti nuo to, kad jeigu norim būti vadinama profesionali studenčių komanda, ko mes norim būti tokie išskirtiniai, tai galvojom, kad turim turėti gerą stafą visą. Tai pirmas dalykas, kad treneris nebūtų vienas, kad turėtų asistentą, kad turėtų fizinio rengimo trenerį, kad turėtų gydytojo komandai, kad būtų. Tai pradėjom nuo tokių dalykų, labai džiaugiuosi, kad Lina prie mūsų prisijungė praeitais metais, tai Lina turi begalę patirties, pati kaip krepšininkė, pati kaip trenerė, nepaslaptis, aš ir pats dar tikrai labai nemažai iš jos ko išmokstu ir pasimokau. Tai tokie dalykai susidėjo, turim fizinio rengimo trenerį, kuris yra vyrų rinktinės fizinio rengimo treneris, pas mus dirba, tai
aš jo pasitikiu 100%, jisai mums visą krūvį sudėliojo, tai vat aš ir norėjau, kad mes turėtumėm tą komandą, gal iš pradžių būtumėm su stipriu stafu, kad galėtumėm tų žaidėjų prisikviesti per laiką, kad norėtų pas mus atvažiuoti, mokinti, žaisti krepšinį, turėti dvigubos karjeros galimybę, kai tu gali ir mokslą baigti, ir žaisti krepšinį, ir viską suderinti idealiai, kad nereikėtų praleidinėti paskaitų. Ir, nuo to pradėjom, atsirado pernai, kaip sakau, jau ta komandėlė tokia, su žaidėjom gal labiau tokiom ne 16, 15 ar 17 metų jau, kur buvo atvažiavusios studentės iš Latvijos, iš Brazilijos. Pas mus buvo tik Laurita, gal kuri nesimokino pas mus. Ir pradėjom, pamatėm, kad turbūt gerą linkme dirbam, nes jau pernai rezultatas tas trečia vieta mus tenkino ir šiemet tie rezultatai gal yra todėl tokie, kad branduolys nemažas lygęs iš praėjusio sezono, iš kelios yra žaidėjos ir už praėjusio sezono ir po biškį lipdomės, žaidžiam ir sakau, labai didelį norėjom žingsnį padaryti, viską pradėdami nuo stafo, nuo kūrimo aplinkos, aplink save, kad žaidėjas žinotų, kur važiuoja, kad gaus tiek treniruotės geras, tiek fizinio rengimo treneris, tiek kineziterapeutė padarys savo darbą, kad nuo tokių dalykų norėjom pradėti. Ir manau, kad kol kas dar nesam pabaigę viso to, vis dar judam į priekį, mokinamės, vis tiek dar esam ir kaip komanda tikrai dar jauni, tik tai 4 metai. Ir žiūrėsim, iki kur galėsim nueiti. Mane, žavi pati bendruomenė ypatingai, taip kaip kviečiami studentai, rektorė Marlenė Vol, jūsų ar ne, kiekvienose rungtynėse čia matau. Netgi ir išvykos rungtynėse Klaipėdoje, sakykime, jinai irgi visada atvažiuoja, nepraleidžia. Ką tai pasako apie jūsų pačių LCC bendruomenės ryšį? Ar pačiam su rektoriu irgi tenka gal asmeniškai kada susidurti, ar čia Mariaus labiau prerogatyva? Mariaus linkėjimai, beje. Jo, rektorė nuo pirmo sezono yra mūsų kiekvienose rungtynėse, nesvarbu kokie rezultatai buvo, kaip mes žaidžiam, ji visada mus palaiko, mes susitinkam, aišku, ir universitete, ne rungtynių metu pasišnekam, iš jos palaikymas yra 100%, jinai myli krepšinį, myli sportą. Mūsų LCC komanda turi ir vaikinų komandą, kuri žaidžia regionų krepšinio lygoje, tai lygiai taip pat kiekvienose vaikinų rungtynėse yra. Jis yra universiteto pavyzdys, kaip kurti tą bendruomenę, kaip palaikyti vienas kitą ir labai šaunu, labai to džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Aš pamenu, kaip lygos atidarimo starte šį sezoną aš šnektelėjau su rektoriu ir man įstrigo jos toks pasakymas, kaip arti vieni kitų yra komandos nariai krepšininkės ir sirgaliai. Tai ji pabrėžė, kad dauguma čia yra tie patys studentai, kurie kartu lanko paskaitas, kartu gyvena bendrabutyje, turi bendrą buitį, galų gale kartu maistą gamina. Ir tai yra ryšys, kuris lipdosi. Ir jūs jį stengiatės visur palaikyti. Aš šiuos visus dalykus įvardijant, ar jaučiasi, kad čia yra dėl to kažkiek kitaip, nei sakykime, kitoje eilinėje komandoje, kur galbūt tik atvažiuoja sužaisti rungtynių, o jūs ir buitį turit kažkokią bendrą? Tai manau, kad tikrai tas prie to prisideda. Mes čia turim ir socialinių visokių akcijų, žaidėjos eina, dalyvauja su viso universiteto studentais visokiuose renginiuose. Čia prieš sezoną buvo toksai barbecue vakarėlis, tai jos ten kepė dešrainius gamino, tai nuo tokių dalykų pradedam ir matome, kad tai po biškį vystosi, ateina tie studentai palaikyti jas, mato universitete ir po rungtynių jos gauna sveikinimus, klausia, kada kitos rungtynės, po biškį ir tą auginam ir džiaugiamės to, kad turim tą savo bendruomenę, bet ir iš miesto vis daugiau žmonių ateina mūsų pasižiūrėti, vis tiek turbūt ir tie rezultatai prisideda prie to ir po biškį judam į priekį. Gerai, šiek tiek į vasarą nusikelkime. Naujų žaidėjų prisijungimas, tai man irgi įdomus, aš nebejoju, kad ir žiūrovams bus įdomu.
Gerdos Raulušytytės atvykimas. Nu, moterų lygos lygmenių vis tiek tai yra labai skambus perėjimas Lietuvoje ir galima buvo tokio sprogimo tikėtis iš Gerdos, kurį žaidėja dabar demonstruoja pirmoji sezono pusėje. Ar čia vėl labai neišgirkim per daug, nes Gerda irgi žiūrės? Ne, Gerda šaunolė, treniruojasi daug, treniruojasi 2 kartus per dieną, gauna gerą krūvį, geras treniruotės, fiziškai daug dirba, žino kokius tikslus savo yra išsikėlusi, kur nori būti, kaip nori, tai manau, žaidėja, kuri tikrai žiūri į ateitį ir nori planuoti savo gyvenimą su krepšiniu. Ir jeigu ji taip dirbs, manau, kad tikrai jos lubos dar labai labai aukštai. Tai, o kas liečia vasarą, tai prisijungia Neda, prisijungia Gerda. Abi jas kalbinau jau po sezono, kad norėčiau matyti pas save komandai, kažkiek rinktiniai pasikalbėdavom, bet išvažiavus į čempionatą tikrai nei vienai, nei kitai žaidėjo jokio spaudimo nedariau ir tikrai neklausinėjau, tai gal atvažiuosi į Klaipėdą žaisti, palikau tą po čempionato ir nežinau, čempionate mes gerą ryšį turėjom, gerai sutarėm, gal ir tas prisidėjo prie to, kad jos pas mane atvažiavo, bet pagrindinis dalykas, kad aš pažadėjau jom ir pasakiau, kad jos bus svarbios mūsų komandoje, kad gaus visišką pasitikėjimą iš trenerių štabo, gaus geras treniruotės ir tą patį mokslą ir manau, tas kažkiek prisidėjo. Be Gerdos ir Nedos iš tų skambesnių jaunimo rinktinės vardų, aš žinau, kad galėjo ir dar vienas žmogus būti jūsų komandai vasarą, ar ne? Ir Ugnė. Tai ar tos kalbos ir susitarimai buvo kažkokie jau vis tik, ar tiesiog ir imtų nebuvo, sakykime, susitarimų? Ne, tai mes su Ugne pasikalbėjom po sezono irgi ir kažkiek rinktiniai, tai jin jau turėjo savo tikslą, kad jinai nori pabandyti Ameriką, nori išvažiuoti ten. Tai pasakiau, kad tai yra sveikintinas dalykas, kad jinai nebijo iš komforto zonos išeiti. Jo, kad nori irgi siekti savo tikslų ir tiesiog sutarėm, kad jeigu kažkas bus ne taip, kad visada lauksim pas save, turės kur grįžti ir baigėsi tom pokalbis, dabar stebiu ją, draugiškas rungtynės, jau sužaidė ir sezono kelias rungtynės, džiaugiuosi, kad jinai žaidžia, kad sveika yra ir didžiausia sėkmės Ugniai. Pažadas irgi iš jos lūpų buvo viešai nuskambėjęs, kad jeigu ateityje reikės grįžti, tai grįšiu tik pas Vilių. Tai užfiksuotas šitas dalykas, ar ne? Jo, tai mes su jie irgi labai tokį gerą tarpusavio ryšį turėjom ir jinai toks žmogus su jie ir pajokauti gali su visom žaidėjom rinktiniai tikrai nebuvo jokių problemų. Gal todėl ir tas prisideda, kad mes nuo U16 visi kartu tos rinktinės vasarą, tiek mes treneriai, tiek žaidėjos laukiamės, ten turim gerą laiką, sportuojam kažkiek su visom ir papramogaujam, negali vien užsidaryti ir 1,5 mėnesio salėje dirbti. Pramogos, jeigu reikia visi kartu, kažkokia ekskursija visi kartu, tai sakau, tas ryšys, manau, kad tas mūsų ryšys prisideda prie to, kad jos gerai apie mane atsiliepia ir aš apie jas gerai atsiliepiu, jos pas mane visai neblogai žaidžia ir aš tom džiaugiuosi. Gerą trenerių turi, gerai ir žaidžia turbūt. Gerai, 10 rungtynių, 10 pergalių kol kas, bet ar įsiminė pačiam kokios nors rungtynės, nežinau, savo sudėtingumu ar dėl kitų priežasčių? Tai įsiminė, aišku, pirmosios rungtynės, kai tikrai buvo minusė ir išlipom ir laimėjom tas rungtynės prie pilnos salės žiūrovų, tai tas mums buvo toksai geras postumis į priekį, link kitų visų rungtynių. Džiaugiuosi rungtynėms su Kibirkštim, kur, kaip sakau, mūsų komanda jauna ir mes turim charakterį rodyti ir energiją visas 40 minučių. Ir pirmam kėliny turint -19, kai tu gali visiškai sulūžti ir po antro kėlinio nebeturėti šansų laimėti rungtynių, mes jau po 2 kėlinių išėjom, jei neklystu, jau priekį galbūdami ar prie lygaus rezultato su Kibirkštim. Tai tie momentai labai įstrigo, kad mes parodom tą charakterį, grįžtam į tas rungtynės ir aišku ir tos antros rungtynės su Neptūnu
jų salėje. Užtikrintos tokios. Užtikrintos buvo. Kaip sako, atrodo pagal rezultatą gal jos užtikrintos, bet ten kova tikrai visas 40 minučių buvo, ten buvo tikrai daug energijos, daug tokios nematomos kovos, pasistumdymų, tai džiaugiuosi ir už tai, kad mes jau galim duoti tą kovą, tą energiją, treniruotėse tą akcentuojam, dirbam ties to ir bus dar tų rungtynių šį sezoną labai daug, laukia dabar rungtynės ir su Kibirkštim išvykoj, ir su Rygos TTT išvykoj, žiūrėsim, kaip mes būsim pasiruošę šitom rungtynėm. 25 dieną, jeigu neklystu, su TTT Rygoj. Taip. 25 jau labai greitai iš tikrųjų. O gruodžio 8 su Kibirkštim. Jo, aš iš tų irgi 10 rungtynių kažkaip pats įsiminiau tas pačias pirmas, kur gyvai ir kartu ir salėje buvau, tai ir su Neptūnu, ir po to su Kibirkštim, kur tas naikinamas didelis deficitas ir grįžtama į rungtynės. Bet man labai įdomu, kaip iš trenerio pusės atrodo, sakykime, aš praėjusiais metais irgi nemažai rungtynių ir komentavau, ir žiūrėjau LCC, kada būdavo tokių rungtynių, kad jūs antroje rungtynių dalyje esate 2 kart geresni nei pirmoje. Kur tas fenomenas, kur yra patalpinta ta stebuklinga kalba, kas yra kalbama Rūbinėje didžiosios pertraukos metu, kad viskas apsiverčia? Ne, aš tas treneris esu, kuris Rūbinėje po 2 kėlinių tikrai daug nekalba. Jeigu kažkas blogai pasakau, aišku, dažniausiai būna, jeigu mes pralašinėjom, kad mes tiesiog turim tą patį vėl charakterį rodyti, kad per minkšti esam, jeigu pralašinėjom rungtynės, turim dvigubai labiau kovoti, tie metimai ateis ir puolimas ateis ir aš visada akcentuoju gynybą. Tai mano pirmas dalykas yra gynyba. Po geros gynybos tu puolime tikrai surasi variantų. Tai dažniausiai tie pokalbiai būna tik tai tokie, kad turim geresnę energiją rodyti ir kažką ten pasidėlioji planus, ką kažkiek gal nori pakeisti, kažkokius momentus gynybui. Tikrai nėra taip, kad aš ten pradedu šaukti, rėkti ar motyvacinės ten didelės kalbos kalbėti. Ne, to nebūna. Apie grįžimą į rungtynę su Kibirkštim aš dar noriu vieną faktinį epizodą žiūrovams parodyti ir po to aš paklausiu, kiek tokie metimai pačią žaidėjų motyvaciją supurto. Tai aš net nebejoju, kad žinai, apie ką kalbėsim, turbūt man gražiausias metimas kol kas moterų lygoje šį sezoną. Pasinaudoja dar 5 sekundės. Iš aikštės vidurio! Kokį metimą čia iš vidurio pataiko Elizabetė Bulanė. Nuo čia prasidėjo iš tikrųjų jūsų grįžimas ir tas grįžimas buvo nesustabdomas. Kiek tokie metimai supurto pačių žaidėjų motivaciją ant atsarginių žaidėjų suolo? Tai supurto, po -19 tu grįžinėjai rungtynės ir pirmą kėlinį pabaigi su metimu iš vidurio aikštės, sirgaliai užsivedę, automatiškai ir žaidėjos atsibunda, įgauna to pasitikėjimo savim, tos energijos kažkokios naujos įgauna ir čia yra didelis impulsas tolesnėm 30 minučių, nes dar tik 10 minučių. Ir kaip sakau, mes paskui juokavom, pas mus rungtynėse yra po 2 pertraukų, po 2 kėlinių, kiekvienose rungtynėse yra metimai iš vidurio aikštės, aš nežinau, kiek ten duoda mesti tų metimų ir gali laimėti dviratį. Tai mes juokavom po rungtynių, kad Beta dviratį laimėjo. Toks pokštas vietas. Man įdomu, Viliau, žinau, kad moterų krepšinėje vis tiek neretai kaip treneriui turbūt tenka ir savotiškų psichologų pabūti. Ar dažnai tenka ne taktinės, bet emocinės žaidėjų gairės jungti? Nes tiesiog matai, kad kažkas kažkurioje situacijoje, sakykime, žaidėjų per jautriai reaguoja. Ar pasitaiko tokių situacijų? Jo, būna visko, bet gal ne rungtynių metu aš tą darau daugiau, tada darau per treniruotės ar po rungtynių su vienas kita žaidėja pasikalbi su kapitonė, paklausi, kaip ten Rūbinėje viskas, ar nėra kažkokių problemų. Tų dalykų visada būna, manau, ne tik pas moterų ir pas vyrų būna, bet pasikalbi, gal merginos netgi šiek tiek atviresnės už vaikinus, jas daugiau pasipasakoja, pasisako, surandi tos bendrus sprendimus. Čia, kaip ir sakau, treneris todėl ir turi būti aikšteliai gal toks griežtesnis, o už aikštelės ribų turi būti geras draugas, kad jos nebijotų pasakyti. Kaip sakau, kiekviena turi būti gerai jaustis.
Tai jeigu tu padarysi tai, kad tavo komanda gerai jaustųsi, kad tavo žaidėjas gerai jaustųsi, tai jos visada ir kovos visą laiką už tave, kad ir koks rezultatas bus. Tai mano tokia filosofija, tokios mintis, aš stengiuosi tą daryti. O vėliau, kokiu save treneriu labiau laikytum? Ar tokiu, kuris po nepavykusių epizodų žaidėją guos, ar tokia, kuris kaip tik kietesnė ranka mokins ją išlikti stipresnė tokiose situacijose? Čia toks labai suktas, žinai, bet kaip pats laikytum? Bet čia irgi priklauso nuo situacijos. Jeigu tu po gero sprendimo ir geros atakos kažko nepadarėjai, ten praradai kamuolį ar nepataikai, tai turbūt visi treneriai tiesiog pagirs, kad viskas buvo gerai pavykę. Bet jeigu tu padariusi klaidą gynyboje, atbėgi ir padarai dar vieną klaidą puolime, tai aš tikrai tada jau nepagirsiu ir papriekaištausiu ir pasakysiu, kur problema, bet nebūsi tikrai tas, kuris pasodins ant suolo ir nebeleis žaisti visas rungtynės ar ten iškolios kažkaip, ne. To tikrai nedarys. Jo. To tikrai ne. Paimprovizuokim šiek tiek. Jeigu Vilius Stanišauskas turėtų galimybę pasirinkti bet kurias 3 Lietuvos krepšininkės, kurias norėtų pasikviesti į savo treniruojamą komandą. Nesvarbu, komanda, rinktinė, tų žaidėjų piko metu. Iš tų, su kuriomis dabar dirbama, rinktis negalima. Tik iš tų, su kuriomis neteko dirbti, jų netreniruojant. Kokios tos 3 žaidėjos būtų? Oi, čia dabar sudėtingas labai klausimas. Galvoju, kaip išsisukti. Nes kažką paminėsiu, kažko nepaminėsiu ir kažkas gali supykti ar įsižeisti, bet net nežinau. Čia reikėjo gal iš anksto man pasiruošti šitam klausimui, kad gerai pagalvoti. Tai mes turim, aš bet kuriuo atveju net nebejoju, mes Liną Brazdeikytį iš karto turim komandai. Jo, 100%. Šiaip, kad anksčiau... Jo, pasirinkčiau, turbūt iškart mintis buvo taip pat Jurgita Štrimikytė. Norėjau tą patį siūlyti, nes vis tiek tai yra numeris 1 Lietuvos istorijoje, sakykime, ar ne? Ir pridėčiau, nežinau, iš tų pačių Europos čempionių turbūt kažką pridėčiau dar. Gal Rimą Valentinę. Labai logiškas pasirinkimas ir į trijulių čempionatą. Jo, kad prie polėjų būtų trijulių čempionatą vėl, skinti auksą. Taip, tai va, tada tokį trejetuką pasirinkčiau. Gerai, ir jau keliausim link pabaigos, tada pabaigai tai, kas šilta. Kiek yra svarbu pačiam šeimos palaikymas visame tame, ką darai ir ko sieki? Tikrai labai, labai svarbus. Mano mama ateina į kiekvienas rungtynės LCC. Mano žmona ne tik į namų rungtynės, labai dažnai ir išvykos rungtynės dabar pradėjo važiuoti. Aš pastebiu, matau visada. Tai. Jo, buvo ir Vilniuje su Azerbaidžianu, kai žaidėm, buvo ir su LCC, kai Šiauliuose žaidėm Rygoje. Tai mano didžiausia jinai yra palaikytoja, tiek po pergalių, tiek po pralaimėjimų. Tai ji visada mane palaikys, kad ir koks rezultatas būtų. Tai labai džiaugiuosi, kad turiu tokią žmoną, kuri leidžia man, kaip sakyti, viską su krepšiniu. Aš grįžęs namo, aš dabar galėčiau atsukti, jeigu atsukčiau, parodysiu, pas mane per televizorių moterų rinktinės rungtynės žiūrėjau atsisukęs. Fantastika. Taip. Mane visada krepšinis namuose. Žinau, kad šiandieną po treniruočių grįšiu, bus iš karto įjungta Eurolyga ir aš žiūrėsiu Eurolygą ir man žmona nei vieno priekaišto nepasakys, aš žiūrėsiu su manim. Tai džiaugiuosi, kad turiu tokį žmogų šalia. Aš stengiuosi ją palaikyti, jos darbuose, jinai palaiko mane ir manau, kad čia yra svarbiausias dalykas, kai 2 žmonės kuria santykius. Tai Agne, nuoširdžiausi linkėjimai, aš nebejoju, kad tikrai žiūrėsit irgi šitą įrašą. Ir kartu sakai, netgi ir daugumą rungtynių kartu žiūrit. Nėra taip, kad vienam kambaryje tu, sakykime, o ten šeimyna kažką kito žiūri, ar ne? Rungtynės žiūrit kartu net? Jo, kaip žiūrim, jinai dažniausiai ar būna prie kompo, prie savo darbo, bet jeigu žaidžia moteris, kažkas iš mūsų aplinkos ar Žalgiris Eurolygoje, tai nepraleidžia. Žiūri su manim, ja. Super. Vėliau, prisipažinsiu, kad man asmeniškai buvo velniškai įdomu pabendrauti ir pasidalinti tais įspūdžiais po puikaus ir klubo starto ir reikšmingų rinktinės pergalių. Aš tikiuosi, kad ir tau laikas neprailgo, buvo įdomu. Neprailgo, dabar kaip tik pakėliau akis, galvoju, kiek mes čia kalbam.
45 jau minutės, galvojau, gal kokias 15 tik, tai laikas tikrai greit prabėgo. Jo, praskrido. Aš tikiuosi, kad ir žiūrovams buvo įdomu ir laikas jums taip pat neprailgo. Nepamirškite pasidalinti šio video, brūkštelti kokį komentarą po juo ar palinkėjimą tiek Viliui, tiek LCC moterų krepšinio komandai. Ačiū buvusiems kartu, ačiū Viliui, ačiū žiūrėjusiems ir kartu tarėme jums iki kitų susitikimų. Iki. Viso.